Ar tęsiu laidą su pirmąja tema. 2024 metai pagal kinų horoskopą bus žaliojo drakono metai. Anot kinų kalendoriaus jie prasidės nuo vasario 10 dienos ir tęsis iki 25 metų sausio 28 dienos. Apie tai, ką mums žada žvaigždės, aš dabar pasikalbėsiu su astrologe ir santykių eksperte Vilma Šiaučiūnienė. Labadiena. Labadiena. Na, pirmiausia, tai su artėjančiais naujaisiais metais jūs. Ačiū, jūs taip pat. Dėkui, apie tos naujosius mes ir pasikalbėkime. Kinų simbolikoje, drakonas yra vienintelis mitinis gyvūnas, kiek teko man žvalgytis ir žiūrėti. Ką tai reiškia? Ką galima pažadėti naujiems metams? Greičiausiai ir metai bus kitokie, jeigu jau ir gyvūnas toks netipiškas. Netipiškas gyvūnas, bet pas jį vyrauja tokia galinga ugnies jėga ir tiek finansinės, tiek materialinės gerovės jėga. Tai puikiai. Metai bus tikrai, aišku, negaliu pažadėti, kad visiems zodiako ženklams bus geri, tačiau išskirtiniai zodiako ženklai yra būtent avinas, liūtas, skorpionai, vėžiukai. Tai yra tie ženklai, kurie bus apdovanoti gerosiam savybėm. O ką žada metai? Na, metai yra įvairiapusiai. Kiek geresni pirmam plane yra jautukam, jaučio atstovam, ar ne, per kuriuos eina Jupiteris, o Jupiteris yra sąsaja su drakonu, taigi materialinė, finansinė gerovė, tačiau turi būti daug sąžiningumo, daug tokių gerų teigiamų emocijų. O kiek vėliau įeis į dvinio ženklą, kiek atsigaus labiau dviniai, kurie dabar gal kiek yra prispausti ir sunkiau jiems sekasi, bet nuo birželio pabaigos dviniai atsigaus, judės į priekį ir jų, kaip aš sakau, evoliucija tikrai bus garantuota. Puikiai. Na, įvardinote keletą zodiako ženklų, kuriems bus sėkmingi metai, tai likusiems nesėkmingi, turbūt ne, ar ne? Kiek sunkesni bus? Sunkesni tiesiog. Kiek sunkesni bus? Šauliam antra metų pusė, kiek sunkesni, labiau atsigaus dviniai nuo birželio pabaigos. Taip, skorpionai, žuvim kiek sunkesni metai bus. Tikrai, žuvų zodiako ženklų turiu omeny. Aš kaip tik žuvis, tai čia laukia matyti kažkas įdomesnio negu šiais metais. Na, jeigu save suimsite, būsite disciplinuotas, reiklus, nebūsite griežtas, jūsų metai bus puikus. Na, žinot, žuvis visada išplaukia, kaip ten bebūtų, ar ne? Taip. Labai gerai. Na, pakalbėkime dar detaliai apie, pavyzdžiui, meilės reikalus, vestuvės, piršlybas. Kam bus sėkmingi metai, kuriems zodiako ženklam? Sėkmingi metai bus avinam, sėkmingi metai bus santykiuose liūtam. Kiek sunkiau seks svarstyklėm, kiek sunkiau santykiuose seksis žuvim. Atsiprašau, kad taip sakau. Ne, sakykite teisybę, viskas gerai. Jo, ir manau, kad jaučiam bus pakankamai sėkmingi metai iki birželio 20 dienos. Kiek vėliau reikės suimti save ir būti tokiam neištyžusiam, judėti į priekį, turėti discipliną, turėti tikslus. Tai ko gero tiek. Supratau, gerai. Na, pakalbėkime apie finansus. Irgi mūsų žiūrovams įdomu, ar sėkmingi finansiškai metai, kai kartais nori priimti svarbius sprendimus. Imti paskolą galbūt, ar neįsigyti būstą, kažkokį didesnį pirkinį įsigyti, galbūt keisti darbą. Na, apie finansus kalbant. Taip, ką galėtumėt pasakyti? Tiek su kilnojimu, tiek su nekilnojimu turtu sėkmingiausi metai finansiškai bus ožiaragio ženklo atstovam. Ar ne, jaučiam taip pat sėkmingi metai, kadangi per juos dabar keliauja Jupiteris, o Jupiteris, kaip žinome, karališka žvaigždė ir siejasi su dosnumu, ir drakonas taip pat apdovanos juo dosnumu, jeigu jie bus dosnus ir juos apdovanos dosnumu. O tikrai, iš tikrųjų, šitie metai daryti sprendimus, judėti į priekį. Drakonas nemėgsta neteisybės, šykštumo, abejingumo ir tingumo. Jeigu busite visi netinginiai, judėsite į priekį ir busite tikrai, drakonas globos savo galingą ugnies energiją jūs. Puikiai, labai įdomu. Na, pakalbėkime apie tai, kaip geriausia sutikti tos naujosius metus. Kokias spalvas reikėtų gal rinktis ir dekoruoti stalą? Kas apskritai ant stalo turėtų būti? Kokie maisto produktai gal, jeigu tai galima aptarti? Galima. Ko gero, rengtis patarčiau mėlyna spalva ir jūros žydrinės spalva. O ką ant stalo? Ant stalas turi būti labai turtingas. Labai turtingas, iš tikrųjų,
Spalvos turėtų būti auksas, sidabras, daug skanių saldainių, įvairias spalvių saldainių ir daug gausos vaisių, gausi vaisių, tokia dubuo. Taip. Ir gausų stalas. Ir sutikti būtinai triukšmingoje aplinkoje, ferverkais palydėti savo visas nesėkmes ir judėti link šitų gražių žaliųjų drakono metų. Nu, prašau, rimta šventė turi būti. Rimta. Kukliai negalima sutikti. Linksma. Linksma. Linksmoj, geroj kompanijai. Suprantama. Ką būtina padaryti iki naujų metų, kad pasitiktumėm juos sėkmingus? Ar galime apie tai pasikalbėti? Galime pasikalbėti, Kokius svarbiausia, darbus galbūt išvalyti savo namus, sutvarkyti savo spintas. Namai turi būti švarūs, gražiai papuošti auksų, sidabro ir labai kviečiu pasižiūrėti į tai pagal feng shui, sėdėti į, reiškia, šiaurę, į pietus, į vakarus ir į pietvakarius sutinkant naujuosius metus. Tai yra labai stiprios, kaip aš sakau, stiprus evoliuciškai kryptis judančios į priekį. Taip, o apie darbus užbaigtus, ar, sako, iki naujų būtina viską suspėti padaryti, ar Taip, tikrai? labai svarbu atiduoti skolas, atsikratyti nereikalingų daiktų ir neabejoti, jog gyvenimas yra gražus ir kiekvienas mes esam savo likimo kalviai. Nuostabu. Nežinau, ar galėtumėm palyginti šiuos metus, besibaigiančius metus ir ateinančius kai kuriems zodiako ženklams. Ką galėtumėm galbūt paguosti? Kai kuriems buvo sunkus galbūt metai ir turėtų būti pokytis kažkoks, ar atvirkščiai? Kiek sunkesni metai buvo liūtams, todėl šiais metais sudėtingesni yra mergelėm, bet jeigu mergelės bus disciplinuotos, reiklios savo, prisižiūrės savo sveikatą, prisižiūrės maistą, vengs apkalbų, intrigų vystymo, mergelės metai šiais drakono metais bus puikus. Tai tiek, o ko gero praeitieji metai liūtam nebuvo tokie džiugus, tačiau jeigu jie išmintingi, jeigu turi daug išminties, yra senos arba brandžios sielos, jie išlipo tikrai nesunkiai. Sekti drakono išmintį, žodžiu, reikėtų ateinančiais metais. Na gerai, pabaigai, ko palinkėtumėt visiems zodiako ženklams ateinančiais 2024? Visiems zodiakam ženklam iš tikrųjų linkiu taikaus, išmintingo, žaliojo drakono skrydžių. Ir sėkmingų, laimingų naujųjų metų, būkite mylintis ir mylimi.